Labas vakaras visiems. Lygtais komunikacija buvo paruošus kalbą apie naudas, bet suprantu, kad šiandien tas nepadės. Tai peržiūrėjau video, galvojau pamatysiu Edgarą jame, bet pasirodo buvo ne Edgaras. Tai tikrai Kapčiamiestį pažįstu pats asmeniškai. Tai pas Edgarą Žaliakalnio dvare vasaromis, žiemomis, per naujus metus, per grybavimus tikrai atvažiuoju kiekvienais metais. Ir tą jau darau kokią 15 metų. Tai leiskit pasakyti, kaip pamačiau pirmą kartą atėjęs į šitą poziciją, kad tai yra Kapčiamiestis pasirinktas, daviau savo pažadą, kad turbūt mes visi suprantame, kad Lietuvos kariuomenė pristatys, dėl ko tas poligonas pasirinktas, kodėl būtent čia, kas laukia, kokios investicijos. Tai mano pažadas savo ir jums yra tasai, kad tikrai tą, ką prižadėsime ir pasakysime, kas bus daroma Kapčiamiestyje, Lazdijų rajone ir Lazdijų regione, tai bus įgyvendinta 100%. Tikrai tą garantuojame. Tai perduodu žodį Lietuvos kariuomeniai, nes kaip suprantu, kada kariuomenės atstovus pristatėme, tai tų UA nebuvo, tai tikiuosi, kad jie įtikins labiau, nes Lietuvos kariuomeniai ką pasako, tą ir padaro. Ar mes ateinam ne kovoti su jomis, mes ateinam su jomis kartu gyventi ir draugauti. Ačiū jums labai.